Labadiena, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai, Facebook'o draugai, aš Vytautas Abraitis, gydytojas, medicinos mokslų daktaras. Ir pakalbėsim apie grožį, ne šiaip sau šį kartą. Turbūt pastebėjot, kad jeigu moteris išeitų į gatvę su savo biologiniais antakiais, tai neužilgo jau ją pakuos policija ir veš į grožio saloną jų nusipiešti. Tai šį kartą tema yra kolagenas. Norėčiau paklausti jo vartotojų. Jeigu jūs, pavyzdžiui, mėnesį vartojat kolageną kapsulėmis, kaip jums atrodo, kiek procentaliai jų rezorbuojasi į jūsų sisteminę kraujotaką? 4, 3, 2, 1 dėmesio atsakymas - nė vienos molekulės nesirezorbuoja. Vat, kad pakalbėti apie šitą įdomaus reiškinio, labai pelningo, tarp kitko absurdiškumą, mes ir susitiksime Patreon'e. Jau geriau tos pinigus išleiskite, man dažnai meta reklamą apie mylimųjų sugrąžinimą. Aš tikrai kreipiuosi dabar į jūs, Jakubauskienė, Kazlauskienė, Venskienė. Aš žinau, jūsų Marius, Mantas ir Martynas prieš 1,5 metų išėjo pas Oksaną Steparatniuk. Jeigu jūs man pervesite 1000 eurų, aš burtažodžiais ir rankų prisilietimais padarysiu taip, kad Mantas, Marius ir Martynas užmirš Sonatą Steparatniuk ir keliais paršliauš pas jūs prašydami atleidimo. Iki susitikimo Patreon'e.